Viskas išrašyta, kodėl badaujate, ne? Tikrai taip, aš tik tai batus atsiųsiu. Tai gali būti ir basa. Taip. Svečius priimsim šį kartą su batais. Matote, čia viskas parašyta, kodėl aš badauju. Taip. Keliate esminius tokius klausimus, kuriuos dažnai keliam ir Seime ir panašiai, kad turėtų tarnauti ir žmonės, valdžia žmonėms ir kad referendumui nereikėtų tai 300 000 parašų. Mano manimo iš vis galėtų užtekti kokie 20 tūkstančių, ko mes bijom tautos ir kad pačius principinius klausimus spręstų vis tik tais referendumo žmonės. Suverenas. O ir kad piliečių referendumų iniciatyvų faktinį blokavimą ištisai jaučiam ir aš ne pirmą referendume dalyvauju, ne pirmame ir visą laiką neįvyksta vien dėl to, kad yra daug labai tokių. Anksčiau užvaldė buvo Lietuva komunistai, kurie skelbė, kad demokratiškiausia pasaulyje šalis yra Tarybų sąjunga, dabar genderistai. Ir jie, tai sako, bijo žmonių, žmonės myli tik taisyklės. Ir dėl referendumo. Ką padaryti, kad tą tautą pažadinti? Žinoma, be abejonės jūsų tą bado akciją dalis žmonių atkreips dėmesį, kiti laikys kvailę jūs. Nors keli reikalavimai labai svarbus. Bet aš Petrė visai nepergyvenu, kuo mane laikys. Tai ir aš labai pergyvenu, kad mane laikys. Aš puikiai žinau, ko laukia mūsų, kas bus mūsų jaunimui va tokiam. Ir aš pas mane yra anūkai. Ir aš kaip pagalvoju, kokias skolas jie turės atiduoti ir kas ant jų atsakomybės bus ir kaip jie gyvens, man iš tikrųjų gaila. Tik tai tiek, kad manęs jau nebus. Bet taip jau einam į tą pašvinkusią duobę, kaip reikia. Jūs keliat pačias globaliausias problemas. Tos, kurie yra dėtos. Ne savo kažkokią asmeninę problemą. Ne, jūs keliat tautos problemą. Ir džiugu, kad yra tokių žmonių. Man teko badauti. 30 dienų Seime iš manęs tyčiosi, kai mūsų pareigas. Valstybės saugumo departamento vadovas buvo KGB agentas. Kai buvo užsienio reikalų ministras KGB agentas tuo pačiu metu. Seimo pirmininkas KGB agentas. Negali būti mūsų valstybės vadovai tie, kurie sovietmečiu mus kalino ir trėmė. Tai aš buvau šokė, kai sužinojau, kad šitie žmonės, Valionis, paskui Pocius, bet jų dabar visi vaikai. Visi komunistų buvusių vaikai vėl didžiausių pagarboj, jie labiausiai myli Lietuvą ir panašiai. Va tokia yra situacija. Žodžiu, piramidė žemyn. Taip, apversta aukštyn kojom. Kaip ir šita piramidė. Ačiū labai. Prašom, jums sėkmės. Ir ieškokime bendrų ryšių. Ieškokime, kas jungia, o ne kas skiria.